įsimintina diena, susitikimo diena, sprendimų diena, mąstymų diena, diskusijų diena. Todėl suteikiu žodį Lietuvos ambasadoriai Jungtinėje karalystėje Šiaurės Airijoje, poniai Astrai Skaisgirytei-Liauškienei. Kaip smagu iš čia pasveikinti šį saulėtą Londono rytą Lietuvos ambasadoje. Iš tikrųjų neeilinė diena, minime Seimo 75-ąjį gimtadienį. Gerbiamas ministrė, gerbiama Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, gerbiamas profesorių Alesandravičiau, Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, lietuvių organizacijų, kitų organizacijų pirmininkai, šio renginio svečiai. Ši šventė yra šventė mums visiems. Priminsiu, kad Seimas Britanijoje susirinkęs 38 metais, tai buvo Škotijoje, Glasgow mieste, sprendė pačius aktualiausius tuo metu, 38 metų realijų klausimus. Siekė telkti lietuvių bendruomenę tuo metu. Bet dėja, istorinis laikotarpis buvo toks, kad po šio pirmo Seimo antrasis Seimas jau nebegalėjo susirinkti. Todėl visos idėjos, kurios buvo svarstytos pirmam Seime, lyg ir tam tikrą prasme liko šiek tiek pakalintos ir iki galo galbūt net neįgyvendintos. Nepriklausomybės siekis ir Lietuvos valstybės gerovė. Turbūt tai yra esminės varomosios jėgos, kurios lydėjo lietuvių bendruomenę visą Lietuvos okupacijos laikotarpį. O šiandien mes esame laisvi piliečiai, nepriklausomai nuo to, išlieka tam tikri dalykai, kurie turi tęstinumą. Tai pagalba vienas kitam, solidarumas, pagarba lietuvybei, pagarba Lietuvai, valstybei, tautiškumui. Šitie, manau, kertiniai žodžiai turėtų jungti mus ne tik švenčių metu, bet kasdienybėje. Nepaisant laikmečių, turime spręsti labai panašius klausimus. Kaip plačiau būti svetur gyvenančius lietuvius, kaip mokyti lietuvių vaikus, užsienyje gyvenančius lietuvių kalbos, kaip saugoti ir branginti lietuvišką tradiciją. Užsienyje tai nėra taip paprasta, visi tai žinome. Iš tikrųjų, galiu pasidžiaugti, kad lietuvių bendruomenė Jungtinėje karalystėje yra labai aktyvi ir labai gausi. Tai akivaizdu ir šiandien, žiūrint į jūs čia susirinkusius Lietuvos ambasadoje. Ambasada labai džiaugiasi galėdama prisidėti prie šio susitikimo ir manau, kad tas bendras tikslas išsaugoti Lietuvos lietuvybę ir lietuvišką tapatumą yra tai, kas apjungia mūsų kasdieninę veiklą. Paminėsiu keletą iniciatyvų. Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenė, jos iniciatyva jau 65 metus. Žymimos mūsų labai svarbios Lietuvai datos, šventės, valstybinės šventės. Lietuviai kviečiami į lietuvių sodybą, švęsti užgavėnių, sekminių, joninių švenčių. Tai organizacija, kuri labai seniai veikia ir veikia labai sėkmingai. Negaliu nepaminėti Lietuvių jaunimo sąjungos, kuri telkia ir padeda čia studijuojančiam jaunimui, iš Lietuvos atvykusiam ir čia gyvenančiam. Jau 7 metai bendradarbiaujama su Lietuvos ambasada ir vienas iš sėkmingiausių jų renginių yra metinių studentų susitikimas, kuriame jaunimas susirinkęs diskutuoja labai įvairiais klausimais ir, kaip žinia, jaunimas visada kupinas labai netikėtų idėjų. Šiais metais taip pat turėsime 14-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongresą. Dalis kongreso vyks čia, Britanijoje, kita dalis persikels į Lietuvą. Iš tikrųjų, tie kongresai vyks nuo 66 metų ir laukiama, pataisysit mane, jeigu klystu, jaunimo iš 30 valstybių. Tai tikrai bus tarptautinis, didžiulis tarptautinis renginys ir man labai smagu, kad jaunimas susirenka kaip tik mūsų ES pirmininkavimo atidarymo proga. Tai yra pirmininkavimas prasideda Liepos 1 dieną, Liepos 2 dieną jie jau atidaro savo kongresą. Todėl šitos dvi datos labai gražiai sutampa. Negaliu nepaminėti dar vienos svarbios organizacijos, tai Britų lietuvių draugijos, būrenčios intelektualus, prisidedantį kultūrinės tradicijos formavimo
garsios savo šviečiamosiomis ir labdaros iniciatyvomis. Labai džiaugiamės jų organizuojamais kovo 11 renginiais, tremtinių diena bei kitus paminėjimus. Na, taip pat turime komercijos rūmus, turime Lietuvos Londono Sičio klubą, turime lituanistinių mokyklų, jau dabar apie 40. Iš tikrųjų, tas skaičius nuolat auga ir tikrai džiaugiamės galėdami parengti lituanistinės mokyklas, visai kaip neseniai įsikūręs pedagogų klubas, lituanistinių mokyklų pedagogų klubas. Jie taip pat turi tam tikrą savo veiklą kartu su mūsų Lietuvos švietimo ministerija ir universitetais. Norėčiau paminėti sielovados puoselėtojus, tai Švento Kazimiero bažnyčios ir Lietuvių katalikų centro židinys veiklą, Santaros šviesos klubą, skautus, Lietuvių krepšinio lygą, Oksfordo, Kembridžo ir kitų universitetų lietuvių organizacijas. Kaip matome, organizacijų daug, labai džiaugiuosi, kad jų vadovai, jų atstovai čia šitoje salėje taip pat yra, reikia pasveikinti visi. Na ir žinoma, turbūt dar vienas reiškinys, tai lietuvių žiniasklaida, kuri Britanijoje yra gana gausi, kuri taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį, labai pozityvų vaidmenį, kalbant mūsų tautiečius ir padedant jiems susiorientuoti kartais labai sudėtingoje kasdienybėje. Na, galbūt atstumas nutolina mus nuo bendruomenių Šiaurės Airijoje, Škotijoje ar Vidurio Anglijoje, tačiau kviečiame jūs taip pat dalyvauti kiek įmanoma bendruomeniniuose renginiuose. Žinoma, didžiausia renginių dalis vyksta čia Londone, tačiau kiek galėdami remiame ir jūsų toliau esančių veiklas. Na, ir nepamirškime, kad mes turime garbės konsulus, kurie, jeigu ką, visada yra pasiruošę su jumis bendradarbiauti ir kartu dalyvauti. Antrą pusmetį turėsime daug renginių susijusių su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Todėl taip pat kviečiu bendruomenės dalyvauti šituose renginiuose. Jie vyks ne tik Londone, jie vyks Edinburge, Birmingeme, Mančesteryje, Belfaste, Kardiffe, Glasgow. Jūs esate visur kviečiami, jeigu galite prisidėti ir ne tik dalyvavimu, bet ir kažkokiais kitais būdais, tai irgi labai būtų sveikintina. Tačiau bent jau tai, kad jūs dalyvausite tose renginiuose, yra labai svarbu. Tai turbūt dar daug galėčiau kalbėti apie mūsų gyvenimą čia, tačiau kalbos yra ilgos nuobodžios, todėl to ir baigsiu. Sveikinu jūs dar kartą. Smagu matyti čia visus susirinkusius ir manau, kad šiandien dieną ne tik minėsime Seimo 75-metį, bet ir aptarsime krūvą naujų idėjų, kaip gyvensime toliau. Labai jums ačiū. Šiandien dėkui. Turėjau progos susitikti su aukštais pareigūnais, taip pat ir su kolega ministru Heigu, ir bendruomenių rūmuose, ir lordų rūmuose, su komitetų pirmininkais. Aišku, aptarinėjom dvišalius santykius Lietuvos ir Britanijos, bet taip pat ir tą iššūkį, ruošiamės tam iššūkį, kuris artėja Lietuvai pirmą kartą, galbūt, sakykime, toks didelis uždavinys mums tenka. Aišku, buvo ir anksčiau tokių, bet tokios svarbos ir tokio masto dar nebuvo, kuomet nuo Liepos 1 imsimės pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Tai tik tiek pasakysiu, kad iš tiesų darbai laukia didžiuliai. Mes turėjome atrinkti 1500 ekspertų darbui įvairiuose grupėse, kurios turės moderuoti, derinti klausimus, gautą medžiagą iš Europos komisijos, transformuoti, suderinti su valstybių pozicijom ir iš to turi tapti tam tikros teisinės iniciatyvos ir tam tikri dokumentai. Tai yra didžiulis darbas, 562 bylos jau dabar yra, kurias reikės padaryti. Aš tiesiog tos skaičius tam sakau, kad įsivaizduotumėt, kas to laukia. Ir aišku, visi pradedantais mano minėtais ekspertais, ar baigiant, ar pradedant, ir baigiant vyriausybę, turi būti labai rimtai susitelkę ir pasiruošę. Turėjom neseniai posėdį vyriausybės Briuselyje kartu su visais komisarais Europos Sąjungos. Visi komisarai atvažiuos į Lietuvą Liepos 5 dieną, irgi turėsim bendrą posėdį, irgi kalbėsimės. Individualiai dirbam taip pat su atitinkamais komitetais Europos parlamente. Ir šis darbas, žinot, jisai toks, viena vertus tokia įtampėlė, aišku, tvyro,
nes vis tiek neramu, kad viskas vyktų sklandžiai, kad viskas vyktų gerai, ir kartu toks pasididžiavimo jausmas užplūsta, nes visi mes norim, kad ta mūsų mažytė Lietuva daugiau žinotų, mes visi norim, kad apie ją kalbėtų, kad ją matytų. Tai ir atsitinka dabar. Ir aš, pavyzdžiui, su tokiu net ir nusistebėjimu jaučiu, kad net nuvažiavęs kur nors, tarkim, kad ir į Pietų Ameriką, ir kažkokį tai pasaulinį renginį, kur dabar kartais jau dabar tenka pavaduoti aukštąją atstovę užsienio politikoje Cathy Ashton, kai jinai negali ir negali mano kolega airių ministras, kuris dabar pirmininkauja, tuomet mano jau eilė, aš jau porą kartų turėjau tokią progą. Ir visi nori susitikti su mumis. Iš tokių kraštų, kur mes turim diplomatinius santykius, bet niekada nebuvom susitikę. Ir jie nori kalbėtis, jie nori išsakyti savo bėdas, savo lūkesčius. Aišku, atvirai kalbant, ne tiek dvišaliai, kur tie santykiai kartais tokie nelabai intensyvūs, švelniai tariant, bet jau mumise mato kaip ir ES atstovus. Tai aš manau, yra šansas ir yra galimybė dar kartą, aišku, tą šansą reikia išnaudoti. Tai nėra taip, kad pabūsim pusę metų ir visi pamirš. Čia yra galimybė ir apie ją reikia galvoti jau ir žvelgiant į ateitį, jau ir kalbant apie tai, kas bus gyvenimas po 14 metų tęsis toliau. Tai mums reikės tą pagrindą pasikloti, koks jis yra dabar. Ir iš to, kad kažkas kažkokie tai vaisiai užaugtų. Čia labai svarbu. Na, o kad jums per daug galbūt ir nežinau dabar pasakotų darbinių dalykų, bet vis tiek pajutau, Londone irgi pasijutau kaip namie, visur. Nuėjome Trafalgaro aikštę, stovi krepšinio aikštelė. Labai mielas vaizdas, lietuvio akiai. Žiūrim, Šiškauskas žaidžia ne krepšinį, bet futbolą, bet vis tiek Šiškauskas. Paskui nuėjome pasižiūrėti krepšinį, vyksta Eurolygos ketveriukės finalas, vėl pilna lietuvių. Ir sirgalių su trispalvėm, nors lietuvė nežaidžia, bet vis tiek solidarumas jaučiasi, ir Sabonis, ir Pernyšavas, ir mūsų garsus krepšininkai, ir krepšinio organizatoriai. Ir daug šiaip pažįstamų, aš pasijutau kaip Žalgirio arenoje Kaune. Tai, kaip sakyt, labai miela. Tai viena vertus irgi vaisiai mūsų laimėjimų, sakykim. Mes jau kažkada, tie, kas atsimenam, jaunesni galbūt tai priima kaip duotybę, kaip ir daugelį laisvės atneštų tokių gerų dalykų. Priima kaip savaime suprantamą dalyką, kad štai mes galim čia važinėti po visą pasaulį. Mes dar atsimenam, kai negalėjom važinėti ir kaip su pavydu žiūrėjom ten kokį nors kino kelionių klubą ir galvom, kad čia gyvenime niekada turbūt nieko panašaus nematysim. Tik tai keliausim su televizorium, bet taip pat atėjo laikas. Bet dabar štai mes geriau suprantam tuos, kurie negali keliauti. Tuos, kurie negali išvažiuoti. Ir tas gėris, jisai išėjo to, kad 500 000 Lietuvos išvažiavo. Tai kas sako, kad tai yra problema, aš vis tiek gal nesutinku su tuo, nes tai yra ne problema, tai yra faktas. Ir žmonės, kaip ir beje 19 amžiuje, kai pradėjo lietuviai važiuoti į Britaniją, tai jie važiavo, užsidirbt pinigų ir grįžti. Tokia mintis buvo. Ir dabar daugelis važiuoja. Išvažiuosim, užsidirbsim, grįšim. Na kaip, tai yra normalu, čia yra gyvenimas. Tam ir kovojom dėl tos visos laisvos prekių ir visokių ir paslaugų ir žmonių keliavimo erdvės, kad galėtumėm laisvai gyventi. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad daugelis iš jūsų taip pat įsivaizduojat, kad tam, kad norėtumėm, kad grįžtumėm į Lietuvą ir kad tai būtų irgi saugu ir gyventi, ir kad galėtumėm pasiturinčiai gyventi, ir kad mūsų vaikai galėtų normaliai gyventi. Visi to nori. Tai dabar prieinu prie to, ką mes irgi visi puikiai suvokiam, ir prie tos pradžios, kurią sakiau, kad esame viena tauta. Tai mūsų ir vieni turėtų vienas tikslas. Aš suprantu, kad daugelis iš jūsų galbūt ir esat nusivylę tuo gyvenimu Lietuvoje, kadangi palikot tą kraštą. Galbūt netgi manot, kad Lietuvai jūsų nereikia, tai manau taip neturėtumėt manyti, nes kas yra Lietuva? Lietuva yra ne vyriausybė, ne valdžia, Lietuva yra galbūt tas sodžius, kurį palikot, galbūt tie vaizdai vaikystės, kurių jūs pasilgot, galbūt tie žmonės, kurie jūs mėly. Tai yra Lietuva, mes esame visi kartu. Ir kai tą pajusim, tada mes turėsim suvokti, kad tai yra vienas tikslas mums visiems sukurti tą Lietuvą tokią, kurie būtų mėla sugrįžti, kurie visi pavydėtų, kad mes esam, kad ten gyvenam, kad mes esam piliečiai tos valstybės. Tai bendruomenė tai ir yra. Kas yra bendruomenė? Kas yra, sakysim, diasporos nariai? Tai moksliškai irgi sakoma, kad bendruomenė tai yra diaspora, tai yra tie, kurie, aišku, jos vienyje, kažkoks tai vienijantis pradas. Bet kitas būtinas dalykas yra siekis palaikyti ryšį su tą gimtinę, su tėvynė. Ir jeigu to siekio nėra, yra tik tai noras susirinkti per šventes ir pabūti kartu, to nepakanka. Tai jau nėra diaspora. Aš manau, kad pilnakraujas, pilnavertis gyvenimas yra būtent rūpintis, aišku, kultūra, žinoma, švietimu, kalbos yra tradicijas puoselėti,
bet kartu ir rūpintis tom sąsajom su mūsų kraštu. Ir manau, kad potencialas yra didžiulis. Vėlgi grįžtant į šių dienų patirtį, mes čia, kaip jau sakiau, turėjom daug susitikimų, buvo ambasadoriai organizavo puikią vakarienę su potencialiais investuotojais, mes tikrai labai gražiai buvo pristatyta Lietuva, labai puikiai, ir atsiliepimai buvo mūsų svečių, Britų, kuo geriausi. Bet tai dalyvauja mūsų klubų, lietuviškų klubų žmonės, jaunimas, iš to paties Syčio, iš kitur. Tai yra potencialas, tai yra didžiulė jėga. Kaip ir jūs visi dabar, kur pavardino, apie 40 organizacijų, apie 40 mokyklėlių, 1000 moksleivių, kiek spaudos leidinių, atskira valstybė, su savo vėlgi kažkokiu tai gyvenimu atskiru. Norėtųsi, kad tas gyvenimas nebūtų atskiras, norėtųsi, kad šiais laikais, 21 amžiui, komunikacijų laikais, tai nėra tas atvejis, kai būdavo išvažiuoja kažkas iš Lietuvos, visi apsiverkia ir jau niekad nematys. Dabar yra kitaip, dabar visi lankotės vieni kitus po kelis kartus į metus ir tai yra normalu. Pagaliau Britanija tai ne Amerika, čia irgi netoli viskas ir sugrįžti galima, taip, bet aš nemanau, kad jūs esat labai nutolę. Net fiziškai nesat labai nutolę. Taip, kad tai yra labai svarbi prielaida ir galbūt priežastis, dėl ko ir susirenkat, dėl ko ir mes švenčiam dabar tokią nuostabią datą, 75 metai labai solidu. Seimui Lietuvos skamba irgi gana išdidžiai. Ir ta proga, aišku, norisi visiems jums pasakyti didelį ačiū. Pasakyti ypač tiems, kurie negalėjo ateiti, galbūt sveikata neleidžia, o norėtų, kad jiems perduot. Ir, aišku, visų niekada nepavyks padėkoti visiems, bet norėtųsi paminėti, aišku, kai kur. Mes aš dar apsilankysim rytoj bažnyčiai būtinai ir kunigas Petras Perijonas, kur jau teko bendrauti, irgi tokia siela bendruomenės. Manau, mes irgi pasakysim didelį ačiū tą progą, kad rytoj susitiksim, bus tokia galimybė. Na, ir visiems kitiems. Ir įteikti dabar diplomatijos žvaigždę vienam jūsų atstovui, tai Romui Kinkai. Ir tai yra didelis aukščiausias užsienio ministerijos apdovanojimas. Iš tikrųjų, mūsų žinybinis apdovanojimas labai gražus, tikrai labai gražiai atrodo. Bet ponas Romas, jisai nusipelnęs galbūt ne tik, sakykime, tokioje naujų laikų diplomatinėje veikloje, bet vėlgi tos lietuvybės, tautiškumo puoselėjimai, įvairiuose institucijose, įvairiuose šalyse tą darbą dirbo ir aš manau, kad už jį tikrai nusipelnė šio gražaus ir garbingo apdovanojimo. Tai paplokime ir mes.